Labas rytas. Nori, nenori, apie būstą mes pirmiausia sprendžiame iš jo išvaizdos. Aptrupėjęs tinkas, atsilupusios lentelės, jos tikrai žavesio nepriduoda. Šiandieną mes ieškosime sprendimo būdų, kaip pasirinkti fasadą, kad jis ilgą laiką džiugintų akį. Taip pat šį rytą mes kalbėsime ir apie kitus fasado elementus, apsauginės žaliuzes. Nuspręsti, kaip turi atrodyti būsto fasadas, sudėtingas klausimas visiems naujakuriams. Matyti ilgokai galvą dėl to teko sukti ir šio namo šeimininkui. Labas rytas. 5 žvaigždučių būsto inspekcija atvyko. Malonu. Ar leisite įvertinti jūsų fasadą? Prašome. Girdėjau, kad apylinkėse sklando tokios legendos, juk net visi kaimynai pavydi pačiam fasado. Nu, malonus, kai yra malonus pavydas. Nieko tokio, ar ne? Aišku, nieko tokio. O visa istorija pasirodo prasidėjo nuo tvoros, kuriai beje jau 11 metų. Kada kūrėmės, vieni darėmės medinės, aš pasirinkau šitas dailylentes. Nu ir su kaimynais padiskutavom, sako, biškį tavo tvora brangesnė tuo metu. Nu gal man tada tuo metu išėjo brangiau trupučiuką. O kaimynai dabar jau jie dažė jau gal kartą, gal du per 10-11 metų. Šiame name Rimantas su šeima apsigyveno prieš 22 metus. Paskutinis didelis remontas ir turbūt būtų šito namo apkalimas, nes prieš tai namas buvo dažytas fasadas ir kadangi vakariniai vėjai vyrauja, mums nudaužė krušas ir tas namas buvo palikęs margas. Būsto šeimininkas nusprendė namo fasadą derinti prie neseniai pastatytos tvoros. Taigi pasirinko tas pačias dailylentes iš pluoštinio cemento. Aišku, reikėjo pasiskaitinėti, pasidomėti, nes šitų lentelių dar buvo tik pati pradžia. Tik dabar sužinojau, prieš kiek metų jis yra apkaltas. Jis atrodo fantastiškai. Pasižiūrėjau dabar reiškių dokumentus, tai yra prieš 9 metus atliktas šitas darbas. Bet kokiagi mūsų inspekcija be ekspertų, tegul fasadą įvertina specialistai. Pradėkim nuo to, ko ir susirinkom. 9 metai. Prašom įvertinimo. Fasadas tikrai gražus, tvarkingas. 9 metai yra netoks ir trumpas laiko tarpas. Čia vakariniai pusė. Nei samanų, nei jokių defektų. Anot eksperto, puikiam fasado vaizdui pasitarnavo ir kokybiškai įrengta ventiliavimo sistema. Akį džiugina ir sudėtingas kampų apdailos būdas, kai lentelės supjaustomos 45 laipsnių kampu ir sudedamos eglute. Lengvesnis variantas – naudoti originalius profilius. Apžiūrėkime ir pietinę fasado pusę. Tikėtina, kad saulės spinduliai fibrocementinės dailylentes čia galėjo pablukinti. Lyginsime su naujais gamykliniais tų pačių spalvų pavyzdžiais. Galim pridėti, ar ne? Kaip atrodo? Tai iš esmės skirtumo labai ir neturim po 9 metų. Tai yra neįtikėtina. Nieko nenutikė. Pas kitus per 9 metus namai net laiko. Turim tikrai dėkoti statybininkam, ar ne, nes kas aktualu, tai ir montavimo darbų kokybė. Beje, laikantis gamyklinių nurodymų, šias lenteles būstų šeimininkai galėtų nesunkiai susimontuoti ir patys. Rimantas dar kviečia žvilgtelėti ir į namo stogą. Kažkada čia buvo konditerinis sekas. Stogas aprūko, o lentelės šalia kamenų, kuris buvo taip ir išlaikęs tokį pat fasadą. Nu ir ačiū Dievui, nes ten nuplauti būtų tikrai sudėtinga. Taip, sudėtinga. Pačiupinėkime fasado lentelę. Kas lemia tokį ilgaamžiškumą? Tiesiog tai yra pluoštinis cementas, fibrocementas, tai yra 10 sluoksnių po 1 milimetrą. Lentelės atsparios ugniai, atšiaurioms oro sąlygoms ir kenkėjams. Be to, nepūva. O mums vis kinėti išbandyti jų tvirtumą. Eksperimente dalyvauja mažasis kaimynas Ignas. Opa! Atlaikė. Mums bandyti logikos tikriausiai nėra. Tai yra medžiaga skirta fasadui, jinai neatlaiko apkrovų, ar ne? Jinai tiesiog yra elastinga ir jinai, sakykime, atspari smūgiam, bet jinai tikrai neskirta atlaikyti dideliam svoriui. Beje, Rimantas patenkintas ir šių dailylenčių garso izoliacija. O štai į ką atkreipti dėmesį renkantis fasadą, patarė kiti specialistai. Turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kurioje vietoje stovi jo namas ir su kokiom meteorologiniam sąlygom tam namo fasadui reikės tarnauti. Jeigu ten yra mašinų kamščiai arba želdiniai aplinkui, tai nėra abejonės, kad ta faktūra arba tas fasado
pats paviršius turėtų būti lygesnis, kad nei gertų nei dulkių, nei gertų nei kažkokiu tai želdinių sėklų nerinktų. Ir visais atvejais manau, kad ventiliuojami fasadai yra atsparesni, tarnauja geriau. Sutapdintas fasadas įsirengti kainuos pigiau šiltinant, bet eksploatacija gali jo būti brangesnė. Aiškėja, kad fasado priežiūrai Rimantas ypatingo dėmesio neskiria. Vasarą, kada žolynus laistom, tai paėmė biškį su vandeniu, taip sienas praplaunam, nuo dulkių, nuo žydadulkių, kad nebūtų. Chemija? Ne, kur su chemija, ant žolynų gyvė augalai visur. Paprasčiausiai vandeniu. Žinokit, ir nereikia plauti, nes mes ir nerekomenduojam jokių chemijų naudoti, nes lentelės neturi statinio krūvio, jas netraukia nešvarumų, tiesiog su paprastu vandeniu jūs nuplaunat ir to užtenka. Tačiau štai viena ūkinio pastato siena šeimininko nedžiugina. Na, vat, prašom, mes esam šiaurinėje pusėje, kaip matot, yra pasamanojusios jos. Laikau malkas kitas iki, nenoriu vandens pilti ant malkų. Tai yra natūralu, jais taip jos dabar stovėti. Aišku, ruošiaus nuplauti, bet kadangi atvykot jūs, padarysit man paslaugą. Tai žinoma, padėsim iš tikrųjų šitoj vietoj. Taip, yra šiaurinė pusė, negaunanti saulės ar ne. Matome kaimynų augalus, tiesiog dulkės sėda ir pilnai lentelės neišdžiūsta, todėl visi augalai nusėda ant lentelės paviršiaus. Tikrai nieko blogo jiems nėra nutikę. Kadangi dalis sienos užkrūta malkomis, neužtikrinamas pakankamas vėdinimas, o tai vėdinamiems fasadams labai svarbu. Fasadą plauname paprastu vandeniu, aukštų slėgių, nedidesnė negu 80 barų srove. Svarbu nenaudoti sukamųjų judesių ir vandenį purkšti ne arčiau nei 20 cm atstumu. Pamažu ryškėja akivaizdus rezultatas. Džiugina ar ne? Taip, džiugina, bet pabaigite darbus iki galo. Tai mes būtinai pabaigsim darbus. O kaimynai, kurie nepasirinko ilgamžio sprendimo, jie gali tik tai graužtis nagus, o mes pasimatysime dar po 10 metų. Maloniai laukiame, būsiu senelis, kopiečiam laipėt nebegalėsiu. Tai kai jūs man padėsit, aš būsiu labai džiaugsmingai. Mes atvyksim su darbo nuotaika, nusiteikę dirbti. Taip.